Prie tokio ne pačio geriausio apšvietimo sveikinasi antrą dieną ir ką, pradedam antrą teniso dieną, savaitgalis tęsiasi. Galvoju, gal vieną dieną viskas talpinsiu, bet ne. Tai tikiuosi praeitą video pažiūrėjai, o dabar sekmadienį judėsim į Seb areną, pratęsim teniso savaitgalį ir tikėsimės, kad jį pergalingai pabaigsim, nugalėdami Sakartvelo teniso rinktinę. Iki mačų pradžios lieka dar beveik valandą laiko, tai galima pasivaikščioti po koridorius, galima paskaityti apie legendinį tenisininką Vitą Gerulaitį, visą biografiją, nuotraukų daug. Kol kas žmonės vangiai renkasi, sekmadienio rytas, bet manau, kad dar daugiau negu pusvalandis, tai tikrai turėtų susirinkti beveik pilna arena, kiek žinau, bilietai išparduoti beveik visi ar tiesiog visi. Tai manau, kad vėl turėtų būti susakymša arena. Žaidimas visiškai lygus, 4-3, abi komandos savo padavimus užtikrintai pasiema. Pirmas breikas ir tokioj negeroj vietoj, 6-5, Sakartvelas įsiveržė į priekį ir dabar jų padavimas. Laimi pirmas setas Sakartvelas, 7-5 rezultatų, nieko kitose gal atskriepsim. Štai tai pradedamas antras setas, breikų ir 2-0, lietuviai įsiveržė į priekį antram sete. Dabar reikia jį kažkaip patiem nesusidaryti reikalų ir užbaigti sėkmingai. Tokios emocijos nukreitavus dar kartą Sakartvelą ir išlyginus pagal setus 1-1. Trečias setas. Negali girdėtis, kad siaurėtų Lietuva. Dėja nepavyko dvejetų Lietuvos komandai laimėti. Šiandien laukia dar 2 rungtynės, 2-1 kol kas Sakartvelas laimi ir norint Lietuvai pergalės reikia abi rungtynės laimėti. Kažkaip gal pavyks. Šiaip abu Lietuvos tenisininkai favoritais laikomi, tai gal reikia kažkaip tą favoritų statusą ir pateisinti.
sunkiai, bet pirmas setas laimėtas. Reikia dabar kažkaip susikaupti ir tą antrą setą užtikrintai pasiimti ir judėti link trečios kovos. Pirmas Sakartvelas antrą setą ir reiks trečio. Wow, ką čia Richardas padarė, kokią pergalį iškovojo, tai sunku net. Va, Lietuvos tenisininkai dažniausiai Deiviso tauriai taip ir žaidžia, čia kažkas. Jau kai atrodė tik tai vienas kamuoliukas skiria nuo pralaimėjimo, nuo Richardo pralaimėjimo, nuo visos Lietuvos komandos šį savaitgalį pralaimėjimo. Kažkaip ištraukė tos lemiamus kelius kamuoliukus. Fantastiška pergalė. Dabar svarbu 5 lemiamas varžybas, kažkaip tai irgi susikaupus, išlošt. Aišku, spaudimus bus beprotiškai didelis jaunajam Lietuvos tenisininkui, bet kažkaip reikia bandyti. Štai tai, breikas ir 4-2. Pirmam sete lietuviai įsiveržė į priekį.
vieno taško trūksta iki galutinės pergalės. Baigėsi savaitgalis pilnas teniso, nežinau, jau ir sutemo, gal matausi kažkiek, tai tradiciškai, kol laukiu, kol šiek tiek kamščiai įsiskirstys. Turbūt nelabai ką galiu pasakyti blogo apie šį teniso savaitgalį, puikus renginys, daug emocijų, svarbiausia geros emocijos, kadangi komanda laimėjo, tikrai nesinori nei prie nieko kabintis, nei prie nieko kritikuoti. Vienintelis gal, nors visą savaitgalį labai gyriau Lietuvos teniso sirgalius, kurie ir gausiai susirinko ir emociškai aktyviai palaikė komandą, tačiau šiek tiek nuvylė, kad po šiandienos mačo, kai Ričardas Berankis nugalėjo savo varžovą ir buvo rezultatas 2-2 ir liko paskutinis Viliaus susitikimas prieš Sakartvelietį, lemiamas, nežinau, ar dėl to, kad sekmadienio vakaras buvo, man atrodo, apie 6:30 prasidėjo, tai kokią pusę žiūrovų tiesiog nebegrįžo į trečiąjį susitikimą, tai nežinau, čia visi ar dėl vėlyvo vakaro, ar kaip, nes atrodo tikrai lemiamas mačas, viskas kaip ir tik ir turi eiti ir žiūrėti, kaip čia viskas bus, o čia bam ir pusė sirgalių kažkur tai dingo. Tai va tas tikrai labai nustebino, toks vienintelis gal toks man nemalonus akcentas, o šiaip tai puikiai šventė Lietuvoje, norėtųsi tikrai dažniau, kad būtų toks turnyras Lietuvoje, daug emocijų, aukšto lygio tenisas ir svarbiausia pergalės. O tu, jeigu jau pažiūrėjai šį video, tai tiesiog palaikink, pasubscribink kanalą ir komentaras parašyk, ką pats manai apie sportą, tenisą, ar tau jis patinka, ar domiesi ir panašiai. Iki!